Sveiki, parduodamas paliamžių idealios būklės BMW 3 klasės E91 kėbulas, facelift modelis, 2009 metų, 2 litrai benzinas, 105 kW, 6 paurų mechaninė dėžė, ką tik parvežtas iš Vokietijos, Lietuvoje nevažinėtas. Kodėl idealios būklės? Todėl, kad visas kėbulas originalus, gamyklinis, nedažyta nei viena detalė, labai gražiai tvarkingai išlaikytas ir kėbulas, idealiai išlaikytas salonas, techniškai mašina taip pat yra labai tvarkinga. Patikrinkim kėbulą, paklausykim variklį, pažiūrėkim saloną. Pradėkim nuo automobilio priekio. Automobilio priekis idealiai gražiai atrodo, tiek sparnai, tiek kapotas, tiek bamperis, tiek žibintai. Viskas gražiai tvarkingai atrodo, gražiai sueina, priekiniai žibintai nenublūkė, priešrūkiniai taip pat nenublūkė. Patikrinkim iškart dažų sluoksnį kapoto. Kaip matom, originalus gamyklinis dažų storis. Kaip matom, dažų sluoksnis visur toks pat. Iki 150 mikronų. Patikrinkim sparną. Sparnas priekinis 110 mikronų. Originalus gamyklinis nudažytas gamykloje. Pažiūrėkime visą šoną pradžiai. Visas šonas lygus, gražus, tvarkingas, be rūdžių, palankstimų ar stambių nubraižymų. Rūdelių visiškai nėra, palei apačią, palei kantelį nėra nei vienos rūdelės, sparniukas labai tvarkingas ir niekur nešpakliotas ir nedažytas. 106 mikronai. Patikrinkim durelės, durelių apačia visa tvarkinga, nėra nei vienos rūdelės. 108 mikronai. Kampučiai durų visi tvarkingi, jokių nėra nei rūdžių, niekur. Viskas labai švaru ir tvarkinga rūdžių klausimų. Galinės durelės taip pat originalios gamyklinės, 110 mikronų, nudažytas gamykloje. Durų kampučiai taip pat čia visi tvarkingi, idealios būklės, niekur nėra nei rūdelės. Galinė arkelė, čia palei kantelį, nuo pradžių iki pat galo irgi visa idealios būklės arkelė ir niekada nebus nei daužta, nei dažyta. Irgi toks pat originalus gamyklinis dažų storis 100 iki 150 mikronų. Pažiūrėkime šuniuką iš tos pusės. Dar kartą šuniukas mūsų visas idealios būklės, lygus, gražus, tvarkingas, be defektų. Pažiūrėkime galą. Galinis bamperis yra su partronikais, tvarkingas, be defektų. Bagažinės dangtis rūdžių niekur neturi, taip pat prie lango bagažinės dangčio. Tai darykime. Čia viskas tvarkinga, rūdžių niekur čia nėra. Prie numerių apšvietimo taip pat idealiai viskas, irgi gražiai viskas, nėra niekur rūdžių, palei apačią irgi visas bagažinės dangtis prie žibinto, taip pat puikios būklės be rūdelių. Patikrinkim dažų storį. 114 mikronų, 98 mikronai, 134 mikronai. Originalus gamyklinis dangtis iš vidaus taip pat puikiai būklė, visiškai nėra jokių rūdžių. Pereikim prie dešinės pusės šono. Tas šonas toks pat identiškai tvarkingas kaip ir dešinėje pusėje. Patikrinkim sparną galinį. Toks pat analogiškas dažų storis, 116 mikronų. Ir mūsų sparniukas toks pat analogiškai nudažytas gamykloje, nešpakliotas ir nedarytas. Durelių apačios tokios pat identiškai labai tvarkingos. Kampučiai visi tvarkingi, niekur rūdelių visiškai nėra. Ir dažų sluoksnis toks pat originalus 104 mikronai. Priekinės durelės taip pat palei apačią idealios būklės irgi nėra visiškai nei vienos rūdelės. Durų kampučiai idealios būklės, niekur nėra nei rūdelės. Ir dažų sluoksnis toks pat analogiškas 116 mikronų. Priekinis sparniukas 106 mikronai, irgi toks pat analogiškas. Palei kantelį irgi čia viskas taip pat tvarkinga, niekur nėra nei vienos rūdelės. Sparniukas be priekaištų. Patikrinkim stogą. Prie stogo, prie lango nėra nei vienos čia rūdelės, viskas čia idealiai. Ir dažų storis toks pat analogiškas, 110 mikronų, kaip ir viso automobilio. Dažų storis toks profesionalus, puikiai veikiantis ir rodo tikrai labai tvarkingai. Pažiūrėkim ir patikrinkim saloną bei privalumus. Vairuotojo vieta.
Vairuotojo vieta idealios būklės, vairuotojo sėdynė niekur nepatrinta, nepadėvėta, neišmurzinta, viskas čia labai gražu ir tvarkinga. Vairiukas, natūralios odos vairas pasiūtas gamykloje, pažiūrėkime vairą, visas grublėtas vairas, tik 185 tūkstančių automobilio originali rida. Visas gražus tvarkingas vairiukas, niekur visiškai nepatrintas, nepadėvėtas, nesubražytas, mygtukai idealios būklės, niekur čia nieks nenučipinėta ir nenutrinta. Kaip ir turi būti po tokios ridos, 185 tūkstančiai. Pavarų svirtelės medžiagėlė irgi čia idealios būklės, niekur nesuplyšusi, nepatrinta. Ir pavarų svirties bumbalas 6 pavarų toks pat labai tvarkingas. Vairuotojo durų apšyvkė, čia mygtukai visi gražus, nieks nenučiupinėta ir nenutrinta. Medžiagėlė niekur neatšokusi, pedaliukai gražus, niekur nenutrinti. Ir originalus BMW kilimėlis. Komplektacijoje yra klimato kontrolė, šildomos sėdynės, start-stop funkcija. Pažiūrėkim likusi saloną. Lubos idealios būklės, visos švarios, gražios, niekur nepatrintos, nepadėvėtos, nenukarusios. Gale salonas toks pat identiškai labai tvarkingas. Toks jausmas, kad čia gale iš vis net nieks nevažinėja, nes gale tikrai stovi salono be priekaištų. Pažiūrėkim bagažinę. Yra bagažinė štorkė, tinklas nuo šunų ir va toks erdvus mūsų bagažinės skyrius. Čia yra vienas skyrius ir ten čia akumuliatorius. Taip pat yra papildoma daiktadėžė po šitų dangčių. Dariau tą dangtį, va taip va atrodo daiktadėžė. Pažiūrėkim salono dešinėje pusėje. Salonas čia toks pat identiškai labai tvarkingas, labai gražiai tvarkingai išlaikytas salonas. Durų apmušalas tvarkingas ir keleivių sėdynė tokia pat, niekur nenudėvėta, neišmurzinta, nepradeginta. Gerai, užsiveskim variklį, pažiūrėkim privalumus, paklausykim variklį, pažiūrėkim padangas. Dujų mašina, jungiu degimą ir iš karto variklis mūsų labai lengvai pasileidžia. Variklis labai lengvai pasileidžia iš pusė pasukimo, nėra jokių klaidų, visos klaidos tvarkingų išgęsta. Rida tik 185 tūkstančių kilometrų. Patikrinkim visus langus, vairuotojo langas veikia tvarkingai, dešiniai pusėje langas veikia tvarkingai, gale langas veikia tvarkingai ir čia gale irgi langas veikia tvarkingai. Patikrinkim veidrodėlius, vairuotojo tvarkingai gerai slankioja, dešiniai pusėje irgi tvarkingai gerai slankioja veidrodėlis. Yra šildomos abidvi sėdynės. Klimato kontrolė funkcionuojanti. Pečiukas šildo labai gerai. Abidvi sėdynės taip pat gerai tvarkingai šildo, galima išjungti. Patikrinkim valytuvus ir apiplovimą, patikrinkim gale. Gale veikia puikiai ir apiplovimas, ir valytuvas. Patikrinkim multifunkcinį vairą. Multifunkcinis vairas veikia. Yra autopilotas. Patikrinkim parktronikus. Gale yra kliūtis, privažiuojam prie kliūties. Parktronikai veikia idealiai. Nu ką, einam paklausysim variklį. Dviejų litrų benzininis variklis, dažniausiai mūsų rinkai visi veža dizelius, bet pasitaikė labai geram stovį benzininis variklis, labai geras automobilis, labai geras stovė, su puikios būklės benzininiu varikliu, tai kodėlgi ne, su mielu noru nupirkau ir parvežiau. Varikliukas tikrai labai gražiai dirba, labai lengvai vedasi, tepalai skyšiai visiškai niekur nesisunkia. Gal apžiūrėkim variklį normaliai, aš užgesinsiu. Varikliuką užgesinau, pažiūrėkim kaip atrodo variklis.
Variklį visur viską apžiūrėjau, nu variklis labai tvarkingai, gražiai atrodo. Tepalų skysčių nuotikių visiškai iš niekur nematau. Viskas čia sausa ir tvarkinga. Prie išmetimo irgi netgi dangtelis, galvos dangtelis netgi neleidžia tepalo, viskas sausa, tikrai viskas labai gražiai sausai tvarkingai atrodo. Vairo kolonėlė sausa, variklio apsauga irgi visur sausa. Pažiūrėkime apačioje. Variklio apsauga visiškai sausa, tepalų nuotikių visiškai niekur nėra. Jokių dėmių tepalų nieko nėra ant variklio apsaugos, taip kad variklio apsauga tikrai sausa ir tepalai niekur nevarvo. Tepalai, jeigu varvėtų į apačią. Variklį taip pat visur apžiūrėjau, nu labai gražiai tvarkingai atrodo variklis. Sausas, tvarkingas, skyščiai tvarkingi, tepalai irgi tvarkingi, tepalo lygis normoje, žarnos minkštos ant užvesto variklio. Variklį prakaitinau, pratikrinau, pramėginau mėsti, užmesti. Dėžė, sankaba, variklis dirba labai tvarkingai. Užsiveskim variklį, dar paklausykim tada. Varikliukas dirba labai tyliai, lygiai, gražiai. Girdis tik tais elektroninių purkštukų šioks toks garsas, kai suveikia elektromagnetai. Šiaip pats variklis dirba visiškai idealiai, jokių pašalinio garselio nėra. Žarnos aušinimo minkštos. Minkštutėlės, aušinimo sistema veikia idealiai. Aš jokių pastabų šitam varikliu visiškai neturiu. Variklis dirba labai gražiai, tyliai, pažiūrėkim, ar koks išmetimas. Visiškai jokio dūmelio nėra. Pažiūrėkim, kaip priima gazą. Varikliukas labai gražiai priima gazą, traukia gerai. Tiek dėžė, tiek sankaba dirba be priekaištų. Mašina buvo pakelta, patikrinta visa važiuoklė standi, tvarkinga, nieks nebilda, nebarška, neužia. Mašina važiuoja labai tvarkingai, kokybiškai stabdo, kokybiškai veikia rankinis stabdis. Kiek mačiau, gale yra sudėti nauji stabdžių diskai su kaladėlėm. Labai mėsingos kaladėlės ir stabdžių diskai yra kaip nauji, be kantis, be nieko. Stabdžių diskai gale nauji. Priekiniai stabdžių diskai yra labai geram stovėje. Mažytė kantelės, mažiukas kantelis yra, bet šiaip stabdžių diskai labai mėsingi, gyvi stabdžių diskai. Nu ką, pažiūrėkim dar visas 4 padangas ir baiginėsim. Visos 4 labai geros būklės universalios padangos. 16 likutis padangų, kažkur 6-7 mm, geros, mėsingos padangos. Padangos yra Goodyear, geros firminės vokiškos padangos, pagaminta Vokietijoje. Dešinėje pusėje tokia pat labai geros būklės padanga, Goodyear. Gale padangos irgi Goodyear, labai geros būklės, mėsingos padangos, mėsos labai daug. Goodyear padangos, visos 4 vienodos. Čia tokia pat labai mėsinga gera padanga. Tikrinkim dar šviesas gabaritų stopus, posūkis ant sparno veikia. Posūkis artimos, priešrūkinis. Posūkis artimos, priešrūkinis. Posūkis veikia ant sparno. Čia gale gražiai šviečia ledai, priešrūkinis žibintas. Posūkis visi ledai. Numerių apšvietimas, abudu ledai šviečia. Čia ledai šviečia gerai, priešrūkinis, posūkis. Stopus esam patikrinę, stopai visi veikia. Čia posūkis taip pat veikia. Nu ką, gerbimi žiūrovai, mano akimis tikrai labai gražiai, idealiai išlaikytas BMW palei savo metus. Idealios būklės kėbulas, nedažyta nei viena detalė, mašina neturėjus nei vieno auto įvykio, labai geros būklės padangos, idealiai išlaikytas salonas, puikios būklės variklis, dėžė, sankaba, viskas veikia ir funkcionuoja labai gerai. Lietuvoje praeita lietuviška techninė apžiūra galiojanti 2 metam. Jums visiškai nieko nereikės rūpintis. Kviečiam apžiūrėti bei išmėginti bandomajam važiavime, registruoti bei sėkmingai naudoti. Ačiū Jums tada labai už dėmesį ir iki susitikimo prie šito BMW.